Tradicinėje jau 7 metus rugsėjo 1 pirmadienį rengiamoje spaudos konferencijoje leidykla Tyto Alba pristatė 2010–2011 metų lietuvių autorių rudens ir žiemos kolekciją. Serijoje nauji vardai debiutuos Ilzės Butkutės knyga Karavanų lopšinės, žadanti tapti vienu ryškiausių pastarojo tūkstantmečio lietuvių poetinių debiutų, bei Paryžiuje gyvenančios Aušros Matulevičiūtės novelių romanas Ilgesio kojos. Knyga yra apie migrantus, o kadangi Lietuvoje bene kas antra šeima turi nors vieną šeimos narį, kuris yra išvykęs svetur, tai aš manau, kad jau vien dėl to skaitančių turėtų būti nemažai. Nors iš tikrųjų čia juokauju. Knyga yra apie emigraciją, bet turbūt ne apie skaičius, kurių yra labai daug statistikos, ypatingai Lietuvoje. Žinant, kad mūsų vis daugiau ir daugiau bėga į užsienį, aš pati gyvenu jau 7 metai nebe Lietuvoje. Knyga yra apie emigranto ilgesį ir aš tikiu, kad kiekvienam tam, kuris pažįsta, tam, kuris myli bent vieną žmogų pasaulyje, kuris iškeliavo iš savo namų svetur ir kuris grįžta tik tai kartais, tai ta knyga, tas ilgesys gali šitą sakyti. Naujų metų pradžioje pasirodys unikaliomis iliustracijomis iliustruota žinomo dailininko Mariaus Jonučio Slibinas Jurgis ir kitos istorijos, bei antrasis psichoanalitiko Raimundo Milašiūno ir žurnalistės Ingos Liutkevičienės darbas knyga Sielos paslaptys. Mes rašėm visiems žmonėms, kurie sapnuoja ir kurie galvoja, kad sapnai yra reikšmingi mūsų gyvenime. Ir iš tikrųjų labai nevienodai žmonės apie sapnus kalba, vieni galbūt per daug suteikia sapnams vietos savo realiam gyvenime, kiti visiškai juos menkina, bet ir vieni kiti pasirodo Raimundui yra labai įdomu. Bene didžiausia lietuvių autorių kolekcijos intriga, kuri tik pasirodžiusi knygynuose pateko į perkamiausių knygų sąrašus, tai 5 išmintingų Lietuvos vyrų patarimai paaugliams Būk vyras berniukų knyga. Daugybę puikių nuotraukų, smagių ir naudingų patarimų skaitytojai ras ir naujoje žurnalisto ir aistringo keliautojo Martyno Starkaus knygoje Tuk Tuk Indija. Aš tikiuosi, kad būtent tokiu būdu žmonės, kurie neturi galimybių kol kas keliauti, jie gali susipažinti su kitais kraštais, plus kad apie Indiją kol kas nieko nėra tokio parašyta suprantama kalba ir žmogaus, kuris pats ten yra pabuvojęs ir kiek aš sugebėjau tai perteikti, galima bus perskaityti. Tarp leidyklos Tyto Alba leidinių pasirodys ir 3 neeilinėms Lietuvos kultūros asmenybėms skirti veikalai. Valentinas Masalskis ieškant teatro, knygos apie tapytoją Raimundą Sližį bei grafikę Elvyrą Kairiūkštytę.